Kokią knygą skaitysim, Nedai? Kas suprastas vilkiukus, kurių gaudžiukus, saulėtom žemėm šalia, žaidėja saunelė. Kelios mažos kristėlės, sausios eglių šakos, vėjas kas nutiko, kai budžiu kalmomis kelią lūpsnų. Šarka. Mama, Kristina grįžo į savo... Dar negrįžo, paskaityk. Šarka. Atlikęs tai du. Oi, nusvilo dėga. Lėkęs rūkas neramų, neberanda jau namų. Varna. Saukė, ką daryti? Viskas dega švyti. O barsiukas eiminėlį lepėsi prie ten saltinėlių. Ten saltinėlis. Taip. Čia irgi saltinėlis. Nu, verčiam lapą. Ves. Nu. Ir ežinė su vaikelis atpuskėjo prie upelių. Netgi varlės ir gyvatės slepia saudėlas pamatė. Skuba. Mogdinai smaugliai prisidengs tolė spygliais. Tik pilkas raganosis ėmė ir susuko. Šitas raganosis. Ne, čia lapė. Ši? Nu tai. Ką jisai sušuko? Stokit? Meškinė. Kodėl slėpies? Garsiai sauk, visus kviesk. Kad padėktų kas tik gali, pasikėsinti tą ugnelę. Nu. Man ten kelius masus kebekstėlis. Taip, dabar verčiam lapą. Skaityk toliau. O bežionės sanitarė, kuo skubiausiai pasidarė, laimės lamūnės lūs. Ima. Įmanės mūsų. Nu, kitą lapą. Drumruose atblėjo. Gražiai. Vandinėlėlėje, pilėlėje, stiprus jų ilgis raugliai, maža atkakliai, pelikanai šmaposi, nešė vandenėlį čia. O paukšteliai mažesni pasirodė gudresni. Ką daryti, svirbliai žino, debesėlį atskraidino, viršus labinčių liepsnų, tik apteko nuo sparnų. Trap, paukštinis dundėjo, lietų pasiuntė ir vėjo, kad tu ugnį užgesintų, mes gražių nurumintų. Gaisras. Baigėsi laimingai, nes gesino jį vieningai. Nuo ugnies, nu kas stovėjo, niekas labai nenukentėjo. Kita. Bet tik liks priešinėmimas, kad degtukai nėra saugimas ir saugnelė. Klastinga, žino, kad pavojinga. Ten pavojinga, o čia nepavojinga. Su ugnele išdykauti pavojinga. Taip? Ne, ugnelė klastinga. Klastinga, tai. Nu, šaunuolis perskaitė visą knygutę.